Sveiki, sveiki. Aš jau Palangoj. Vakar dieną prastebėjau varžybas, o šiandien prieš varžybinę darau. Ir rytoj bėgsiu 11:50. Ryte pirmą kartą gal 800 taip anksti. Bet viskas okei. Dar gal geriau. Atsikelsiu, prabėgsiu ir važiuosiu namo. I'm not entertained. Jeigu nebėgi priekį, tiesiog esi viščiukas. Didelis kaip monstras, sakyčiau, kaip dramblys. Ką, trečia diena, galiau 800, 2 dienas laukiau. Važiuojam, paskutinės varžybos sezone. Trišuolį tai kol kas tiek Dovilė Kilti, tiek Diana Zagainova reitingė užima puikias pozicijas. Dovilė Kilti yra 17 Europos reitingė, Diana Zagainova 20. Kaip ir minėjau, į čempionatą prasibraus 30 geriausių Europos trišuolininkių, taigi sportininkių pozicijos užtikrintos, puikios ir jas tikrai turime išvysti Birmingame. Aina Grikšaitė tuo metu reitingė yra šiek tiek žemiau ir jei norint prasibrauti į Europos čempionatą šiandien reiktų kosminį rezultatą pademonstruoti. Bet žinoma, kol kažkas neįvyko ir nepasibaigė, tol negalime sakyti, kad tai neįmanoma. O čia yra 800 metrų A finalas. Būtent asmeninį rekordą Giedrius Valinčius pernai pasiekė čia Palangoje čempionate, bėgdamas kartu su Simu Bertašium. Žinoma, Simas tada padiktavo tempą ir Giedriui Valinčiui buvo paprasčiau užfiksuoti karjeros rekordą, turint tokį pajėgų varžovą. Dabar finale bėga Valinčius ir gali iškovoti čempiono vardą. Pažiūrėsime, kaip viskas susiklostys. Subėga į pirmąjį takelį sportininkai. 200 metrų įveikti, 600 metrų lieka. Ir nesmeskim galimybės, kad Nedas Talanas keliaus ant nugalėtojų pakylos. Viskas paaiškės netrukus su mūsų visų palaikymu, mūsų visų akivaizdoje triukšmo vyro. Tribūnos prisipildė, žinoma, jos netokios pilnos kaip pernai, bet visgi plojimų sulaukė atletai ir, žinoma, bėgti šioje tiesėje yra kur kas smagiau, nes iš tribūnų ataidintis plojimai įkvėpia ir suteikia daugiau jėgų. Lieka vienas ratas, Giedrius Valinčius įsitaisęs antroje pozicijoje. Čia, žinoma, vyksta ir taktiniai manevrai ir gudrybės. 800 metrų pasižymė ir ištverme, ir greičiu, ir be jokios abejonės taktika bei fiziškumu. Sportininkai ir aukščiausiame lygyje, na jeigu kalbėtume apie Emanuelį Vanjonį, Marko Aropą ir kitus pajėgiausius 800 metrų bėgimus, Cooperį Lutkenhausą, tai ten tie taktiniai sprendimai yra kertiniai ir reikia nuspręsti ir pajausti, kada reikia spurtuoti. Valinčius tą ir daro likus 100 metrų ir šioks toks apsistumdymas buvo, bet galiausiai likus 100 Valinčius nurūksta į priekį. Vėlgi viskas taktiškai puikiai, sėkmingai ir iškovota pergalė. 1 minutė 53 sekundės lygiai iki asmeninio rekordo pritrūksta, bet šalies čempionu tampa Valinčius ir čia pasiploja pats savo ir sulaukia draugų plojimų bei palaikymų.
Bertašius taip pat pasidžiaugė savo kolega. Na, 1000. Ir Diana Zagaino, čia palaikom sportininką dar kartelį, dalyvaujam puikų šuolį, vėlgi su dideliu rezervu. Priešas dar keli centimetrai prieš 20 lentelę, tai rezervų tikrai yra. Kaip buvo? Kaip bizonas? Number one fan from the beginning. Žiūrėjau, kad neturėjai jokius taibelių. Žiūrėjau, kad nulis Tikras taibelius čempionas. Tu mane įkvėpė pradėti savo kanalą. Nu, nežinau, tenais tipo šiaip laikrodis momentų sustojat, tenais tipo. Nu gal. Sakėte, kas ėmė laiką. Tai vas kiek, ne višiukas, bėgi prieki. Stay through. Tai vesti tada. Time 7. Ja. Ja. Kažkur best, vis tiek yra tas. The best of the best. Best per minutę šimtą. The best of your own season best. Best YouTuber Lithuania. Hands down. Pirmas ir geriausias. Track and field YouTuber. First ever in Lithuania, nobody is doing anything. So the first. Siekėsi first prize. Žiūrėk dabar, ir Giedrius pradėjo, ir LSR'as atsirado dėl tavęs. Taip, taip, visiškai. Aš ir pradėsiu kurti irgi įsigersiu. Esi vizionierius, taip, vizionierius. Čia kur Hall of Fame statistikui bus rašyta kaip honorable mentions. Nebijau gal geriausiai 800. Jeigu dirbsi statistikos specialistų federacijai, tai įrašyk. Honorable mentions. Sezon. Video titlas ir jūs, gal. Barely glorious. Kaip nuotaikos? Ten buvo mano draugelis, padarė plakatą. Aš nufilmavau tą plakatą. Dabar 4x4 ir kartuojam Lietuvos žiemos sezoną. Ne, dėkui. Kodėl, ne? Užtenka. Tai taigi turėjo atbėgti, buvo planas. Planuota buvo bėgti 4x4. Jo, nes galvojau, kad programa bus kitokia. Tu būtum bėgus. Ne. Kuo džiaugiuosi, kad šiaip šį kartą pirmi 600 metrų nebuvo tikrai blogai. Pakankamai net lengvai gavosi kažkaip. Nu, aišku, paskui nukirto kojas tiesiog, bet šiaip džiaugiuosi. Nu, season bestą. Season bestas, dar 7. All good. Let's go. Hello, my friends. Nu ką, viskas po Lietuvos čempionato. Grįžau namo, šiek tiek pailsėjau, pareflektavau. Jo, šitas sezonas buvo sudėtingas man, psichologiškai, galbūt ir dėl asmeninių priežasčių tam tikrų, dėl darbo, streso, viskas susidėjo iš tikro. Fiziškai šiaip pakankamai gerai jaučiausi šį sezoną, tai iš tos pusės neprikipčiau. Tai susidėliau mintis, susirašiau, ką reikia patobulinti kitam sezonui. Dar vis noriu sportuoti, tai kitą sezoną stengsiuosi pasirodyti. Vėlgi, nemeluosiu, tikrai jau trukdo man darbas sportuoti. Tai aš tokioje kaip pereinamoje, galima sakyti, fazėje esu, kai esi toks kaip ir treneris, ir sportininkas, ir šiaip visokių veiklų turi ir bandai viską suderinti, bet ganėtinai sunku darosi, nes tikrai esu užsivedęs dirbti su sportu Alytui kol kas, tai norisi viską daryti ir tas taip ir gaunasi, kad kenčia sportas nuo to. Bet vis tiek yra tam tikri dalykai, kuriuos galiu pakeisti, tai yra psichologija, treniruotės ir panašiai. Tai stengsiuosi
tą ir padaryti kitam sezonui. Tikrai dar motyvacijos, disciplinos tikiuosi turiu. O nežinau, šį sezoną tai džiaugiuosi paskutiniam varžybom, 157, vėlgi ne tokiam rezultatui treniravausi, bet žiūrint iš šono, tai season best, sezono geriausias rezultatas, tai tikrai džiaugiuosi, nėra ko liūdėti. Ką praeitam video sakiau, tą ir padariau, kovojau, varžiausi. Let's go! Dabar susitiksim, nežinau, rugsėjį, spalį kažkada tuo metu ir dirbam toliau. Susitiksim kitose varžybose. Barely Glorious. Peace.